galės matuoti vandens užterštumą ir bus valdomi įprastais dronų komponentais. Čia išmoksim, kaip valdyti dronus, kaip konstruoti dronus, kaip jais rinkti duomenis ir sužinosim daug naujo apie vandenį ir duomenų suvedimą iš visokių jutiklių į žemėlapius, kas dabar jau yra ir IT mokymo programoje, bet dar mažokai užduočių. Čia ir Andrei dabar ruošia kodą. I've been testing Arduino with different programs to see if we receive data from different sensors and compare it. And did you manage to find out why we did not receive the data before? Yeah, I've been testing different things and we managed to get a solution. Ir smagiausia naujiena, kad šis kursas bus nemokamas, finansuojamas mūsų Erasmus projekto, truks porą mėnesių, balandį gegužę ir galėsite ten išmokti daug integruotų dalykų, kaip valdyti dronus, kaip kurti ir programuoti elektroniką ir kas galų gale vyksta pas mus vandenį. Išsiaiškinsim tą dronais robotais. Tikiuosi, jūs mums padėsite.